Dažnai prašote žymių žmonių analizų, tai šį kartą pasirinkau moterį, kurią tikrai dažnai minite, tai yra Karolina. Rinkausi iš jos įvairių nuotraukų tam, kad pateikti objektyvesnę analizę, tai kad ir kaip bežiūrėtumėme į Karoliną, ar su makiažu, ar be, tai ji turi labai didelis, labai išraiškingas, gražias, rudas akis ir tai mums iškart išduoda apie tai, kad yra labai draugiška, labai lengvai priima kitus žmonės, taip pat kad yra rūpestinga, globėjiška, norinti padėti kitiems. Tai svajotojų, romantikų žmonių bruožas, kurie yra itin jautrus, jausmingi ir labai jaučia visą aplinką. Iš minusinės pusės tai gali suteikti daug dramos gyvenime, nuo antras aspektas yra sunku pasakyti ne, kai kitas prašo pagalbos, dėl to yra tas niuansas, kad reikia prisiminti pasirūpinti savimi. Didelės plus rudos akys kombinacija suteikia impulsyvumo ir choleriškumo. Gali labai jautriai sureaguoti tam tikrose situacijose, na, bet kartu tai ir suteikia to žavaus temperamentingumo, seksualumo ir taip pat užduoda dinamikos poreikį šiam žmogui. Bet lūpos natūraliai, ypač viršutiniai, yra ganėtinai plona, tai prigimtinai ji nelinkusi atvirauti yra apie save ar kalbėti apie savo jausmus. Tai viduje viskas verda, viri ir virs visada, bet tai išreikšti žodžiais, išsipasakoti gali būti sunku. Pas ją apskritai dominuoja emocinis intelektas, ar ne, visanosiai zona yra ilga, tai žmogus yra vedama širdies ir pirminis impulsas yra iš jausmų, iš širdies. Jei svarbu, ką sako širdis, jai svarbu prasmingai save išreikšti ir kartu jai tikrai netrūksta ambicijų, didelių svajonių, ryžto ir panašiai. Bet kakta taip pat yra stipri, kaip ir ausys yra didelis. Tai apskritai yra moteris, kurios intelekto potencialas yra labai labai didelis. Bet iš minusinės pusės gali įsijungti overthinkinimas, gali būti, kad tiesiog yra sunku žiūrėti paprastai tam tikrus dalykus, gali susikurti tokio hipotetinio nesamo streso ir taip pat yra sunku išgirsti širdies balsą, kuris yra tikrai garsus ir jį reikia girdėti. Dar kas įdomu, tai jos gimimo data ir jinai gimusi 20 dieną. Tai ypatingas skaičius gimimo datoje, na visi jie ypatingi, bet 20 turi savų niuansų ir tokie žmonės turi ypatingą ryšį su savo giminė, su savo giminės šaknimis. Ir jie yra tarytum informacijos laidininkai. Tai ką mes kalbėjome apie didelės akis, didelės ausis, tai gimimo data dar labiau papildo tai, kad ji tiesiog yra sugerėję visos informacijos ir jei netgi ta informacija, kažkokie suvokimai gali ateiti per sapnus, per kažkokią kitokius pojūčius, kurie tiesiog nėra tokie žemiški, ar ne? Ir kartu tas 20-ukas išduoda, kad jai labai svarbi jos šeima ir ne tik vaikai jos pačios, bet apskritai giminystės šaknys ir panašiai. Tai kadangi ji labai yra jautri visai informaciniai, viską labai sugeria, būtina yra užsiimti saviugdą, meditaciją tam, kad turėti pačiai resursų atlaikyti visą tai. Gimimo data rodo talentus kūrybai, pinigų uždirbimui, apskritai materijos kūrimui ir mokėjimų mėgautis materiją. Taipogi turi talentą pagauti sėkmę, moka pasinaudoti gyvenimo siunčiamomis galimybėmis ir taip pat turi lyderystės potencialą, gebėjimą pasiekti užsibrėžtą tikslą. Ir jai apskritai yra būtina siekti kažkokios pergalės, apčiuopiamos pergalės, kuri atneštų kažkokią tai naudą. Tai labai trumpai apie Karoliną tiek, jeigu norite jūs apie save išgirsti daug plačiau, tai kviečiu į tveidas.lt, susitikti jau jūsų analizėse ir atskleisti jūsų tą visą potencialą, kuris tikiu yra tikrai nuostabus.